Vaizdo medžiaga apie vynuogių sodinimą. Mes sodiname Regens veislės sodinukus, daigintus Vokietijoje. Matome, gerai įsišaknyja, juos reikia paruošti prieš sodinimą parą laiko užmerkti. Taip pat mums reikia naudoti pH metrą, kad pasimatuotumėm žemės rūgštingumą. Žemės sodinukui turi būti nuo 6,5 iki 7,5. Taip pat reikės kibiro vandens švaraus ir grąžto skyliai žemėje išgręžti. Sodinukas sodinamas 50 cm gylyje, kad šaknys būtų giliai. Taip pat mes naudosime sikatorių žirkles tam, kad pakarpytumėm sodinuko galus po 0,5 cm. Taip pat išrinktumėm negeras šaknis. Ir pasiruošę sodinimui išsikasame mes žemėje skylę, įdedame lengvai sodinuką. Skylę darome tokią, kad sodinukas virš žemės išlyštų 2-3 cm. Prilaikydami sodinuką, kita ranka supilkime kompostinę žemę. Žemę pilkime taip, kad neprispaustų sodinuko šaknų, kad šaknys turėtų pakankamai orą. Ant viršaus supilame vandenį, vandens pilame pakankamai, kad žemė stipriai įsigertų. Sodinuko viršus turi būti, sodinukas tokiam gylyje turi būti pasodintas, kad jo viršus išlįstų 2-3 cm ir žemės. Supilame likusią žemę, kurią mes turime iškasę duobę. Ir sodinukas paruoštas augti. Dar mes jam duodam, dar reikėtų čia atsvaros. Tam geriausiai naudoti bambuko šaką ar metalinį strypą. Šiuo metu mes naudosime medinę lazdelę. Ir augantis vynmedis turės už ko kabintis. Čia buvo Ramūnas Pilvelis, skanių ir gerų vynuogių jums.